Labą dieną. Norėčiau pademonstruoti, kaip reikėtų nukopijuoti Beninka To Go VA pultelį į naujos kartos avatar pultelį. Šie pulteliai ypatingi ne tik tuo, kad gali kopijuoti Beninka ARC 128 bitų kodą, bet jų ir papildomai nereikia pririšinėti prie vartų automatikos. Jie pradeda veikti nuo kelių paspaudimų. Jeigu originaliame imtuve yra pakankamai vietos naujiems pulteliams priimti. Taigi, kaip matote, turime veikiantį Beninka pultelį, šis uždega mūsų LED lemputę ir dabar pademonstruosiu, kaip vyksta kopijavimo procesas. Visų pirma, atidarysime programavimo režimą avatar pultelėje, nuspausime pirmą mygtuką ir 4 kartus paspausime antrą mygtuką. 1, 2, 3, 4. Taigi LED pradeda mirksėti kas kelias sekundės, padedame nosis prieš nosį pultelius ir paspaudžiame veikiantį mygtuką. LED greitai sumirksėjo, išsaugome kodą tame mygtuke, kur pageidaujame ir dabar paspausime kelis kartus avatar pultelio mygtuką ir pasižiūrėsime, ar užsidegs lemputė. Vienas paspaudimas. Ir nuo antro paspaudimo jau mūsų vartai atsidaro. Jeigu turite 4 mygtukų Beninka To Go VA pultelį, visus 4 mygtukus galite nusikopijuoti į avatar mygtukus. Tiesiog, kai atliksite kopijavimą ir kodas bus priimtas, atitinkamai paspausite tą mygtuką, kur norite išsaugoti konkretų mygtuką. Ir vėl pririšimo procedūra, užteks kelių paspaudimų ir pultelis prisiriš prie vartų automatikos konkretaus imtuvo. Tiesa, verta pažymėti, kad tas pririšimas turėtų vykti arti originalios automatikos, tam, kad originali automatika spėtų pagauti siunčiamą signalą.